Sveiki, mėly jaučiai. Na, kas laukia jūsų ateinančią savaitę, tuoj papasakosiu, o dabar labai prašau spauskite patiktukus ir prenumeruokite mūsų kanalą. Taigi, mėlyjeji, arti daug neteks. Taigi, nepergyvenkit, ši savaitė tokia pusiau rami dėl darbo, taigi tik rutininiai darbai, tikrai nepersidirbsite. Bet didėja, apimtis auga ir būtent į džiugesio pusę. Kad nebus tai, kad tu algą turėsi tą pačią, o apkrovos išaugs ten 100-eriopai. Ne, proporcingai augs su pajamomis, todėl visai tokia džiugi savaitė, nes jau tie ypatingai pasyvieji jaučiai, kurie daugmaž įpratę esate plaukti pasroviui, net ir jūs pamatysite, kad kažkas keičiasi į geresnę pusę. Taigi, tai vat kas su darbu susiję, jūsų mėlieji laukia pakankamai graži savaitė. Na dabar, jeigu kalbant apie nuotaikas, tai nuotaikos bus ne vienareikšmės, kadangi jūsų Marsas būtent yra labai agresyvus šią savaitę ir sudarys kvadratą su jūsų Saule. Tai jau kaip mes žinome, tai yra tas toks kovotojas, jisai ten vieną savaitę veikia, į priekį veikia ir niekaip nesibaigia tas jūsų poveikis. Taigi, vėlgi perspėjimas, kad turit būti ramesni, išmintingesni, stengtis nesikonfliktuoti ir aišku šiukštu nesakyti ypatingai viršininkam ar pagal hierarchiją stovintiems aukščiau žmonėms, ką jie turi daryti ir kur jie turi eiti ir paskui kokį laivą. Taigi, geriau pasilaikykite tą nuomonę savo, nes galite prisišaukti bėdos. Netgi ir mažytė kibirkštėlė šią savaitę gali išvirsti į milžinišką konfliktą. Taip pat perspėjimas, aišku, jūsų laukia ir, kaip suprantate, asmeniniuose santykiuose, nes čia yra tapatu. Todėl nuo darbo iki asmeninių santykių, nuo draugiškų santykių su kaimynais, giminėm, pusbroliais turite labai save saugot nuo konfliktinės situacijos, kaip sakiau, ir jūs pamatysite, kaip po biškį bus minkščiau, nes jau kitą savaitę bus minkščiau, nors dar tai tęsis, ir pajusite tokį palengvėjimą, bet ant kitos planetos malonės įsijungs taip, kad neprapulsite. Žodžiu, laimingai, sėkmingai ir šiukštu nesipykstančiai praleiskite šį metą ir palaikykite mus spausdami patinka ir prenumeruoti. Ate, iki kitos savaitės.